Sveiki, su jumis vėl aš Andrius Džespeks ir tęsiant populiariausio sporto žaidimų pristatymą, šį kartą norėtume plačiau aptarti jau šiek tiek minėtą futuristinio futbolo, kuriame didžiulis kamuolys valdomas kovinio automobilių žaidimą Rocket League. Žaidimas unikalus tuo, kad viena vertus jis primena salės futbolą, nes tikslas įmušti kamuolį priešininko vartus, o aikštelė yra apribota sienomis, į kurias atšoka kamuolys. Kita vertus, jis panašus į Demolition Derby stiliaus automobilių varžybas, kuriuose galima trankytis į priešininko automobilius, taip juos išvedant iš rikiuotės. Kitaip nei tikrose automobilių kovose, čia sprogas automobilis, po kurio laiko iš naujo atsiranda komandos aikštelės pusėje. Kiekvienas žaidėjas valdo savo automobilį. Nors žaidime galima žaisti 1-1 ar komandomis iki 4 žmonių, esporto turnyruose paprastai 1 kitą žaidžia 2-3 žmonių komandos. Mačai trunka 5 minutės. Profesionaliuose esporto rungtyse Rocket League, kaip ir daugelis žaidimų, kuriuose reikia valdyti automobilį, dažniausiai yra žaidžiamas ne pelės ir klaviatūros pagalba, o naudojant pultelį. Kova dėl kamuolio vyksta ne tik aikštelė, bet ir pakilus į orą. Automobilis ore gali net suktis, taip pastumdamas kamuolį reikiamą kryptimi. Rocket League svarbu tiek individuali technika, tikslumas bei reakcija, mokėjimas gerai valdyti kamuolį, tiek ir komandinis žaidimas, žaidėjų darnus judėjimas aikštelė ar laiku perduotas kamuolys. Taigi, aptarkime svarbiausius dalykus. Kaip ir tikrame futbole, kuriame mes negalim leisti priešininko futbolininkui netrukdomam varytis kamuolį per visą aikštę, taip ir čia, turintis kamuolio oponentas turi jaus nuolatinį spaudimą. Todėl vienas arčiausiai esantis mūsų komandos žaidėjas turi pulti kamuolį laikantį priešininką. Spaudimo kulminacija vyksta tada, kai mūsų automobilis įjungęs galingiausią greičio režimą, žaidime vadinamą Supersonic, tinkamų kampų taranuoja priešininko automobilį. Priešininko automobilis sprogsta. Tai dar vienas būdas neutralizuoti ataką, o patiems puolant pašalinti mums kelią užtveriantį gynėją. Kurioje aikštelės vietoje tuo metu turėtų būti kiti 2 žaidėjų automobiliai. Atrodytų, visi komandos nariai privalėtų judėti tiesiai link kamuolio, siekdami padėti viens kitam. Ne visada tai yra geriausia strategija, nes yra didelė tikimybė, jog varžantis prie kamuolio čia greičiau atskubėjusiems žaidėjams jis bus stipriai paspirtas, pakils į orą ir ims skrieti tolyn tam tikrą trajektoriją. Reikėtų įvertinti, kurioje trajektorijos vietoje mums būtų geriausiai perimti, kad būtų patogu smūgiuoti į priešininko vartus ir tiksliai skubėtos vietos link. Paprastai, Rocket League žaidėjų automobiliai nesustodami nuolat juda aikštėje, nes pristabdžius automobilių įsibėgėjimui vėl reikia laiko. Visgi, siekdami išbūti tam tikro aikštės dalyje, automobilių judėjimo trajektorija dažnai būna netiesi, bet apskritimo ar elipsės formos. Aikštėje gan tolygiai yra išdėstytos specialios platformos – Boost Pads. Boost arba pagreitinimo režimas automobilių leidžia judėti greičiau nei įprastai. Kai kuriuose situacijose tai gali nulemti žaidimo rezultatą. Pavyzdžiui, Boost režimą protingai jungti skubant pakeisti šalia priešininko vartų skriejančio kamuolio kryptį, kad jis į juos pataikytų. Nukreipus Boost į žemę, automobilis gali pakilti į orą ir ten perimti skriejantį kamuolį. Taigi, taupykite šį režimą tinkamoms situacijoms. Žaidžiant įprastu režimu, jei ekrane kamuolio nebesimato, nedidelė balta rodyklė visada parodys, į kurią pusę mums reiks pasisukti, kad jį vėl pamatytume. Tačiau yra ir specialus tam skirtas mygtukas, kurio paspaudimas ekrano vaizdą iš karto sucentruos į kamuolį. Šis mygtukas ypač naudingas pradedantiems, nes greitai padeda susiorientuoti, kur yra iš regėjimo laukų pradingęs kamuolys ir kokia trajektorija šiuo metu jis skrieja. Žaidime yra galimi specialūs manevrai, su kuriais reikėtų susipažinti, juos įsisavinti ir stengtis tinkamu metu panaudoti. Pavyzdžiui, judant tiesiai aikštelę galima pašokti ir apsisukti kurveršiu. Teisingai tai atlikus, net nenaudojant Boost režimo, jūsų automobilis įgaus dar didesnį pagreitį. Rankinio stabdžio aktyvavimas padeda atlikti greitus taktinius apsisukimus. Taip galima suklaidinti besiventį priešininką ar tiesiog greičiau pradėti judėti kitą kryptimi. Reikia praktikuotis atlikti šį manevrą. Jau žaidžiant pirmosius žaidimus pastebėsite, kad važiuoti galima ne tik aikštės grindimis, bet ir sienomis, kurios nėra vertikalios, o specialiai padarytos su tam tikrų nuolydžių, kad ant jų būtų galima nesunkiai užvažiuoti. Žinotina, kad gerai įsibėgėjus užvažiuoti galima net ant lubų, po to nusileidžiant reikiamoje vietoje. Kartais tokiu būdu manevruojant, sklandant ir tuo pačiu metu valdant kamuolį ore, net įmušami patys gražiausi įvarčiai. Lygiai taip pat nuostabus momentai fiksuojami ir tada, kai žaidėjas įsibėgėjęs nuo sienų šonų atskrenda numušti tiesiai į vartus aukštai skriejančio kamuolio. Aišku, reikia pademonstruoti didžiulį meistriškumą, kad pavyktų taip padaryti. Žaidimo valdymas bei mechanika pakankamai unikalūs, todėl atėję iš kitų žaidimų žaidėjai čia matyti didelio pranašumo neturės, nes viską reikės mokytis nuo pat pradžių. Taigi, kaip pradėti treniruotis Rocket League? Smagu, kad žaidimo kūrėjai kompanija Psyonix pasirūpino pradedančiais žaidėjais, sukurdama specialią pamoką, kuri pasiekiama per tutorial sritį. Nuo jos reikėtų pradėti, nes ten sudėtos visiems be išimties būtinos bazinės žinios. Po to reikėtų pamėginti tiesiog vienam paspardyti kamuolį, galbūt net sulėtintų režimu, kurį galima įsijungti per žaidimo nuostatas. Tai priprasme prie kamuolio valdymo, jo judėjimo, tai yra prie žaidimo mechanikos. Jau tada reikėtų pamėginti pažaisti prieš priešininką ar komandoje. Dar vėliau, kai suprasime, kur labiausiai reikia patobulėti, reikėtų pradėti naudoti
naudoti žaidime esančius specialius treniruotėms skirtus režimus paketus. Juos įjungus bus galima individualiai glūdinti tam tikrus įgūdžius, pavyzdžiui, smūgiavimą į kamuolį ore. Štai ir aptarėme Rocket League pagrindus žinotinus pradedantiems e-sporto žaidėjams. Kita vertus, net ir nesivaikant jokių rezultatų, šį žaidimą žaisti yra tiesiog smagu. Tuo labiau, kad jis turi įvairių šaunių variacijų, modų. Pavyzdžiui, Snow Day variantas žaidžiamas sniego arenoje, o per daug įsibėgėję automobiliai juokingai slidinėja. Pamėginkit ir patys to įsitikinsite. Beje, Rocket League yra vienas iš nedaugelių žaidimų šiais laikais turintis co-op režimą. Tai reiškia, kad prie vieno įrenginio, kompiuterio ar konsolės padalinę ekraną gali žaisti net 2 žaidėjai. Iki kito karto.